Bet man labai įdomi bus patirtis, kaip, žinai, tie jaučiasi pašnekovai, dar čia, žinai. Aš labai noriu, kad irgi nukritų tos pradžios. Ai, dar reikia, žiūrėjau, įtraukti viską, ten atsisės, žiūrėjau, patogiai. Taip, menčius labai suvestas, taip ir pagėdauti nekvepuoti, nes ta pilvas kilnojasi. Krūtininis toks kvepas. Toks stresas iškart. Dusulinis. Tai va, tai pamatėte tikrą iš tikrųjų jūsų mylimos televizijos laidų vedėjos Eglės Šantaraitės veidą. Čia yra Magnetic Conversations ir šiandien tave esu pasisodinus su kita skrybelė. Taip, kuri yra nauja ir žinau, kad ir tau yra ganėtinai nauja, o man tai iš viso aš išvirtau iš klumpių, nes man ta tema labai įdomi. Tai gal ir papasakok, nes aš tai žinok, googlinau, kas yra neuroedukacija, bet aš noriu, kad tu pati papasakotum, kas ta tavo nauja, ar net ne nauja gal, aistra. Aistra, kūryba, gyvenu tokiame šaltinyje. Kai prasidėjo, tai bandau suvaldyti, kad tas srovė per greit nesibaigtų, kad išdžiūtų. Jo, ir kad būtų kuo dalintis, nebūtų per galinga ta srovė, kad nenuneštų ir kad, žodžiu, srauniai tekėtų tą ramybę. Tai vis kai išvirtai iš klumpių, tai neuroedukacija tos išvirtusius iš klumpių pastato vertikalę. Va, prašau. O vertikalė tai reiškia kas? Kai emociniai sveikatai tai skirtas yra, nežinau, užsiėmimas, šiaip neuroedukacija yra neuromokslų sritis, nagrinėjanti, kaip veikia mūsų smegenys. Pavyzdžiui, kaip jos veikia, kai mes kažko mokomės. O šiaip tai neuroedukaciniai metodai yra skirti mūsų emociniai sveikatai gerinti. Jau visiems aišku, kad esame ne tik fizinis kūnas, bet turime emocijas, jausmus, mintis, vaizduotę, dvasinį savo kūną. Ir jeigu mes juos susluoksniuotumėm, tai gautųsi tokia vertikalė. Tai va, tai jeigu žmogus yra išvirtęs iš klumpių į dešinę arba į kairę, tai pereinam tos kūnus gražiai, pasižiūrim kur čia kur, per kurią pusę jis nugriuvo, pavyzdžiui, iš uolumo perdėto ar iš tinginystės ir tada pastatom. Tai šiuo atveju uolumas pasitikrinti, kas yra neuroedukacija, kad čia žinočiau kažką, o gal smalsumas, o gal tu niekur ir neiškritus esi. Tai per kur nukritai, per ten ir atsistoji. Tai neuroedukacija toks žvilgsnis į save. Ir viskas vyksta pokalbio būdu, tarkim, kaip tu dirbi su savo, kaip vadinti, klientais turbūt? Neuroedukacijos aš užsiėmimų tokių vienų, kaip, nežinau, ar aš juos dar vesiu. Aš bandžiau kelis ir bandau. Bet tai yra ganėtinai stiprus užsiėmimai. Aš įsivaizduoju, tai 1-1, žinai? Nu, ne tik 1-1, čia neuroedukatorių yra keli lygiai. Tai aš esu pirmo lygio dar, tik pradėjus šitą kelionę. Pirmo lygio neuroedukatoriai veda grupinius užsiėmimus. Jau antro lygio individualius, o jau trečio, tai gali paruošti tave būti, pavyzdžiui, neuroedukatoriumi. Nu gerai, tai pakalbam apie tą, ką aš darau. Tai yra grupiniai užsiėmimai per kalbinius kodus. Per spalvų terapiją, per dailės terapiją, per įvairias social dramą, tokias šoko terapijas ir, tai žinoma, vizualizacijos, meditacijos. Tai tu pasirenki tam tikrus metodus neuroedukacinius, tam tikras temas ir tiesiog duodi tos pratimus. Jie yra tokie paprasti, pavyzdžiui, net man primena vaikystės žaidimus, prisiminė galbūt tokius. Aš tau pasakau žodį jūra. Ir kokia tavo pirma asociacija, mintis, jausmas, pavyzdžiui, kyla? Toks lengvas druskuotas kvapas, truputį drėgmės į veidą, lengvas vėjukas. Jausmas, ką tu jauti? Aš jaučiu lengvumą, laisvę. Ramybę gal net, nes tada... Kaip matai ją? Jūrą matau ramę, švelniai banguojančią, bet tokią atpalaiduojančią. Tai žodis jūra tave išvedė ir tu ką tik papasakai man ir visiems apie save. Kaip tu pati save matai, kaip tu pati save jauti? Tai audros nebuvo. Ne, ramybė plati laisva, kur kūryba, toks jausmas. Tai pavyzdžiui, per spalvas irgi labai įdomu yra, pavyzdžiui, kiekvienas žmogus, jeigu pasakai, pasirink savo spalvą, kokią nors, kokią tu save matai, kokią spalvą. Nu, pavyzdžiui, tu pasirinki ir jeigu yra aplinkų žmonių ir jau būna praėjęs tam tikras laikas, užsiėmimo. Ir gali sakyti, pavyzdžiui,
o kaip tu matai šį žmogų šalia esantį, kokia spalva, šalia kita kokia spalva. Ir galima pamatyti, kaip tave pažįsta žmonės, o kaip jie tave pamato. Ar tu ištransliuoji, pavyzdžiui, aš matau save raudoną, o mane mato aplinkiniai ten kokią nors pilką, žalsva, balta, ten visokiomgi. Ir tada gali pamastyti, tai ar aš išreiškiu taip save, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi vidumi, ar ne? Ar mane pamato, atpažįsta žmonės, ar visgi mato mane jie kitas, žinai, spalvas. Nu, tai tokia labai įdomus dalykai. O sakykit, konkreti spalva arba konkretus, tarkim, simbolis jūra arba ten tas ramybė turi kažkokias specifinės reikšmės, ar vis dėlto tu iš savo pajautimo išverti tam žmogui, jis suprastų, apie ką jis yra? Tiek daug literatūros. Vis dėlto, ką kiekviena ta spalva neuroedukacijoje reiškia, nes neuroedukacija... kitas metodas. Taip, kiekviename metode yra labai daug išaiškinimų ir tie patys kodai, jūra, pavyzdžiui, yra dar žodžių. Yra miškas, yra spina, yra žirgas. Ir tu apie kiekvieną čia gyvenimo sritį mes pereinam, aš tą pačią sakau žodį, tai iš karto ir svarbu neuroedukacijoje atjungti kabutėse protą, nes čia mes jaučiam. Neuroedukacijos esmė yra tarp mano širdies ir tarp mano proto, kad būtų dermė. Tada žmogus yra ramus, kada neprieštarauja, žinai, protas nori taip, širdis neramybė, kažkoks stresas ir vėl kažkoks disbalansas. Tai neuroedukacijos ir yra esmė sveikata tavo emocinė, kad tu visas, žodžiu, būtum ramus ir kad būtum toje savo dermėje. Tai va, tai į klausimą apie tas, pavyzdžiui, spalvas, tai aišku, kad yra apibūdinimai išrašyti tų spalvų, tai tu gali pasirinkti, pavyzdžiui, ten, nežinau, 8 spalvas ir tiesiog duodi kažkokią, tai netgi paletę ir žmogus gali nupiešti ten, pavyzdžiui, rutulį kažkokią, ten, nežinau, pabraižyti tą spalvą ar užrašyti, žinai, ryškiai tą spalvą. Bet tai man skamba, kad tai netgi galbūt galėtų būti taikoma ir vaikams, ypač kai jiems labai sunku reflektuoti, jie mažuliai. Labai. Ir yra neuroedukatoriai, kurie tik su vaikais dirba. Ir čia tu labai gali gilius pokalbius su vaikais turėti, pavyzdžiui, nes yra pykčio išveikimo toks pratimas, kada tu paimi į savo nedarbinę ranką, tai tarkim, jeigu esi dešiniarankis, tai į kairę ranką pieštuką, lapą, pagalvoji apie kažkokią situaciją, kur tau kilo pyktis, kažkoks negatyvas. Ir galvodamas apie tą situaciją, pavyzdžiui, 30 sekundžių arba minutę, tu gali braukyti tame lape visą tą pyktį savo išveikinėti, žinai, ir išsikrauti. Ir vaikai tą labai mėgsta. Tada tu, pavyzdžiui, gali su jais kalbėtis, kokį čia simbolį matai, va, pamatyk savo šitoj visoj makaliniai, taip ir vadinasi, man atrodo, makalinė, kažkokį simbolį. Jie išvelgia tada pavadinimą, gerai, tada galim perkelti šitą simbolį ant lapo, nes gali kažkam, pavyzdžiui, sakysi, nupiešk, patapyk kažką dabar atsisėdęs. Jisai sakys, aš nenoriu, man neįdomu. O tas simbolis jis gali perkelti. Čia ir vaikams, ir suaugusiems labai gerai veikia. Duoda pavadinimą, tada jie išpiešia tą visą, žinai, simbolį. Ir tu gali jau klausti vaiko, kas čia yra, o kas čia. Nenoriu, nesąmonė. Nesąmonė. Tai koks tos nesąmonės vardas? Ir vėl per pokalbį tu gali, žinai, labai daug situacijų pamatyti, kas tam vaikui yra neramu. O galbūt kartais net ir ta situacija, kuri atrodė, kas bent jau, kai aš vedu suaugusiems užsiėmimus, tai labai atrodo tos situacijos, kur jie net pamiršė, jie net negalvoja apie tai, bet išsikelia per to, žinai, dalykus. Ar tai galėtų būti kaip alternatyva standartinė psichoterapija, tai yra visai kas kita? Aš visą laiką pabrėžiu, kad tai nėra nei psichologai, nei psichoterapeutai. Tai yra neuroedukacija, kuri yra tik viena iš priemonių, vienas iš metodų tau pažinti save. Žvilgsnis į save. Bet žinoma, kad jeigu iškyla kažkokia problema, tu per tą neuroedukaciją pastebėjęs jau gali kreiptis į psichologus ir psichoterapeutus. Nes neuroedukacijos žiniomis dalinasi neuromokslininkai, neurochirurgai, tie patys psichoterapeutai, psichologai. Tai ir apjungia tuos metodus ir dažniausiai tai kalbam apie tas mūsų neuronų jungtis, nes smegenys yra plastiškas dalykas, jos kinta, neuronų jungtis mes galim sudaryti naujas. Tai pavyzdžiui, savo taip keisdami požiūrį, aš neuroedukaciją naudoju tai viešam kalbėjimui. Tai reiškia žmonės, kurie jaučia ar baimę, nerimą, ar nežinau kaip save pristatyti, tai aš per neuroedukaciją jiems padedu tą autentišką kalbėjimo būdą surasti. Unikalų. Ir noriu pasakyti, kad mes kiekvienas galim kalbėti viešai? Absoliučiai taip. Girdi? Nematau priežasčių, kodėl ne. Žmogus turintis kalbą, mokantis kalbėti, jis kalba. Nes visa mūsų komunikacija prasideda su pačiu savimi. Čia jau yra mano tema, čia mano dabar yra vandenynas. Nes kaip aš pats komunikuoju su savimi, kokią aš komunikaciją vystu, kokios yra mano mintis, tai kasgi sukuria? Mes patys su savim kalbam.
visą laiką kitiem Taip. Ir ką mes kalbam patys su savim, kaip mes su savim susitariam, kaip komunikuojam, tai tada mes jau galime eiti ir į tą viešąją komunikaciją, žodžiu, vidinę ir išorinę. Tik sukūrė žmogus savo jam tinkančią, jaukią, patogią, laisviausią komunikaciją su savimi, tvirtą pagrindą čia turi, gali tada kalbėti viešai. Ir tada nebekyla klausimų, kad bijau dar kažką. Svarbu yra turinys. Net nesvarbu, ką mes kalbam, kaip mes tiksliau kalbam. Galim čia labai vaidinti, bet jeigu viduje mes neturėsim turinio to tikrumo, tai niekas, žinai, ir neklausys. Čia kaip su melu, žinai, kur būna, pavyzdžiui, sakai tiesą, tai nėra tavo tiesa ir tu ją pasakai, bet kai meluoji, tai bandai prisiminti, kaip ten sakiau, kaip ten buvo, turbūt visi esame bent kartą melavę. Žinot, aš įtariu, kad čia panašus jausmas, neturėtum? Mes turim kaukių. Turim labai daug kaukių. Ir staiga dabar, pavyzdžiui, aš net iš savo patirties, manęs aprašė pravesti renginį anglų kalba. Tai linkėjimai. Negimtoji. Galvoju, o kodėlgi ne? Paėmiau tai kaip iššūkį. Anglų kalbą, aš ją moku, bet renginio tokio kaip bankininkams, pavyzdžiui, vedus aš nebuvau. Tai va. Ir galvoju, gerai, pasidarom šitą renginį. Pasirašiau scenarijų. 3 lapų, žodelių, žodelyčių, visokiausių mandrybių. Ir aš jau, žinai, galvojau, liko ten savaitė, viskas. Nes yra principas 50% ieškau informacijos, 25 ruošiuosi, 25 repetuoju. Tai man likus savaitė, aš jau, žinai, repetuoju tą renginį, kaip aš čia kalbėsiu. Galvoju, kažkas ne taip. Ir baimę jaučiu, ir nerimą. Galvoju, man čia, kasgi čia man kalbėti. Aš čia kaip žuvis. Ir aš staiga jaučiuosi ne savo rogėse, visiškai galvoju, Eglė, ką tu čia dabar vaidini, kokia tu čia esi anglų kalbos mokytoja, ar ką tu čia nori pavadinti, ekspertė. Kaip mečiau aš tą scenarijų, nuėjau, sakau, ladies and gentlemen, žinai, ir pradėjau visiškai laisvai kalbėti taip, anglų kalba pasitikėdama savim. Tai va, nusėmiau kaukę ir buvau aš, būtent anglų kalba. Ir kai mes turim kaukės, mes kažką slepiam. Tada labai baisu, kad ta kaukė, jeigu nukris, pamatys, aš nepasiruošęs. Ir tada aš labai bijau. Bet kaip tu labai teisingai pastebėjai, kai aš žinau savo tiesą, kai aš žinau, ką aš kalbu, kai aš esu laisvas savo turinyje, tai aš laisvai ir kalbu. Ir nusitašau save ir savo kalbą taip, kad tas kritikas, kurio aš, neva bijau, jis to mano deimanto, jis nebepalies. Nes ką jis besakytų man, tas deimantas bus mano. Nugludintas. Viskas. Toks, kur aš jau, ką tu manęs bepaklausi, ką tu bepasakysi, nebeturėsi jokio poveikio. Viskas ir tai nekalbėjo. Bet čia labai daug yra apie pasitikėjimą savim yra kalbos, aš įsivaizduoju, nes vėlgi, žinai, kai tu esi pasiruošęs, tai tu natūraliai labai pasitikė savim, o tada sudreba, jeigu ne visai pasiruošęs, dar tarkim, tavo pavyzdys negimtoji kalba, tai tas pasitikėjimas savim toksai, bet važiuoju, pusėmiai kaukę, tavo koja liko tavo ir ta pasitikėjimas savim pakilo ir tu galėt kalbėti. Ja, žinai, apie tą pasitikėjimą savim yra tiek daug literatūros ir būdų, ar ne, ir kaip, ir lavinimo, ir pratimo, ir taip toliau. Ir viskas yra su to gerai, kam visą tai tinka, viskas yra gerai. Mano požiūriu, pasitikėjimas savimi yra pasirinkimas. Aš renkuosi pasitikėti savim arba nepasitikėti savim. Ir jeigu aš pasirinkau pasitikėti savim, aš savo nemeluoju, aš savim pasitikiu ir taškas. Ir aš nepalieku jokių alternatyvų kažkiem kirminėliam, žinai, iš vidaus, o gal. Ne, aš pasitikiu savim yra taškas. Tai yra konstanta, nekintantis dalykas. Ir tai yra tiesa. O kaip tada yra išorės įtaka šitam kontekste? Bet Eglė, bet žinai, tavo ta, tarkim, tas anglų kalbos lūgėtis, tavo ten, nežinau, netobula, arba ten kažkaip ten su būtuoju laiku, tu ten kažką. Viskas arba, ačiū, dėkoju, tai yra tavo nuomonė, aš leidžiu tam būti, aš nekeičiu. Tai yra tavo žvilgsnis į mane, tai yra tavo nuomonė, bet aš turiu savo vidinį filtrą. Ir arba aš leidžiu tam mane paveikti, arba ne. Nes jeigu aš žinau, kad taip, aš žinau, galbūt yra raidė netokia, galbūt ir klaidų padariau, galbūt ir pusiau lietuviškai pradėjau tam tikrai sakiniais kalbėti, bet yra mano spalva, tai aš tokia esu. Ir jeigu tau netinka, bet aš leidžiu tam būti, kaip ir leidžiu savo būti. Priimu kritiką tą, kuri mane augina. Aš, tarkim, tikrai ne taip, ar ne ta raidė. Kiek tai mane liečia? Kiek tai gali mane paauginti, bet negriauti. Ir netgi, pavyzdžiui, ta kritika, kurią girdime iš kitų, visą laiką atsirinkit, turėkit savo vidinį filtrą. Kaip man nuo pat pakaušio iki pat padų, žinai, mano toksai kaip stuburas. Ir ar jisai mane ištiesins, ar jis mane griaus. Ir jeigu tik mane griaužia, aš neleisiu savęs skriausti. Ne. Mane konstruktyvi kritika yra labai geras dalykas. Ir net tas vidinis kritikas, kuris mane veda į priekį, kuris man leidžia augti, išmokti naujų dalykų, dar labiau praturtinti savo tą anglų kalbą, tarkim, tai jisai bus sveikintinas dalykas. Bet jeigu aš jau jausiu, kad
kažkaip ne, viskas. Arba pradėsiu lygintis. Lyginimasis su kitais tai yra pati žiauriausia smurto prieš save forma. Taip, o Jėzau. Tai va, tai nesilyginam ir primam tik tą, kas jau žinai mane paaugino. Man dažnai truputį rezonuoja su viena knyga, kurią dabar baigiu kaip tik skaityti, yra tokia amerikietė Mel Robbins. Ir ten tokia labai kieta, visiems rekomenduoju ją pasižiūrėti internete. Ir, žodžiu, vienas iš šios konceptų ir naujausia knyga yra Let Them. Let Them, aš girdėjau. Nu tai va, ką tu ir sakai, žinai, ten gal netobura tarkim yra, gal ten ir kokie nors ten plaukai, ten biškai nusmuko kuodas per visą vakarą. Let Them, bet aš tai žinau, kad aš tai va taip. Tu sakai, va tokia mano spalva. Ir tokia spalva, tai yra žaismingumas, tai yra prieskonis, nes tai yra tavo unikalumas. Tai faktas, reikia susitvarkyti. Jausti svarbiausia pačiam gerai su savimi. Ir jeigu man yra gerai tas kažkoks lūpdažis, o gal man suteikia kažkokio seksualumo, kažkokio dar, žinai. Ir viskas, ir aš leidžiu tam būti. Ir net pažaiskit su tais kritikais, kurie ateina ir atsukit veidrodį į juos. Ir jums tokia prasme, kad tai jeigu tau kliūna, tai tikėtina, kad kažkokia ta detalė manyje tu Taip, pastebėjai save tame mano netobulume. Čia kaip tas labai geras yra anekdotas, žodžiu, eina žmogus su, klecku, tarkim, nežinau, valgęs muštinį ir čia, pavyzdžiui, avokadas, kliurk per uogienę, žinai. Ir sako, versiu pažodžiu iš anglų kalbos, atsiprašau, jūs turite problemą. Sako, kokią problemą? Sako, pas jūs čia kleckas. Sako, tai jeigu tu įmatai tave trigerina, tai čia tavo problema, ne mano problema. Būtent, labai, tobulą, labai geras pavyzdys. Vienareikšmiškai taip. Tai grįžtant prie neuroedukacijos, tai aš girdžiu, kad tai man truputį toks konotacija ir į coachingą, į tokį, žinai, bent jau taip, kaip tu kalbi, arba čia gal tavo asmenybės dalis, tai nėra tavo mokslo dalis, kad, tą tokį įpūsti to autentiškumui, to paties ir pasitikėjimo savim, nes mes nedrįstam būti autentiški. Kodėl? Nes aš nesuprantu. Bet tai tu sutinki su manim, kad mes ne visada drįstam? Man yra gaila žmonių. Man yra gaila žmonių. Aš aišku, jokio gailestis yra vėl. Tai čia, ne. Bet ta prasme bendrai, man tiesiog... Matai ir nesutinki žodžiu su tuo. Tiesiog matau kartais tą unikalų žmogų, kad kodėl tu klijuoji savo kaukes, bet kartais yra, žinai, ne aš pats, bet kiti priklijavo. Pavyzdžiui, neuroedukacija, ką pastebėjau, ateina moteris ir sako, aš esu valdinga, aš esu ta, kuri viską padaro. Ir ne visą su tais savo lipdukais atėjo. Taip, nes tie lipdukai per neuroedukaciją nusiklijuoja, pamato, kad jie yra labai jautri, kad jie labai nori, kad jie rūpintųsi, kad neišvelni, kad jinai tiesiog yra ta, kurie nori, kad ją, žinai, globotų, apkabintų ir nieko ten jinai nenori visko vežti, tempti, kiek jinai yra prisidėjus savo atsakomybių arba kiti ją užkrovė. Nuo pat vaikystės, nes viskas iš mūsų vaikystės, visi tiesa. Ir visi krovė ir jinai patikėjo aplinkinių tiesa apie ją, kuri nėra jos autentiška tiesa. Ir kai jinai nusimeta tą, pamato tą savo tokį vidinį kūdikį, vidinę save. Ir jo čia aš esu, ir tai kodėl tu save taip skriaudi, kodėl tu pats savo meluoji. Ir melas savo, kokia yra faina tema. Pavyzdžiui, eini sporto salę ir sakai, tingiu. Gerai, Agne, bent valandai, gerai. Prisiverti nueinu. Valandą nueinu, o kaip faina sportuoti, įsivažiavau, eik tu savo, valanda, 2 valanda, 3 valanda, kabina, gerai, o pasportavau, šaunuolė, ploju savo, važiuoju namo patenkinta. Taip. Ir dabar aš suvokiu, Egle, ką tu padarai, apgausas. Čia ką gerai? Ašgi sakiau, kad valandą. Ir kai kitą dieną aš vėl tingėsiu eiti į sporto salę ir savo prisimisi tas 3 valandas. Taigi, Eglelė, tik valandą pasportuoji ir namo, o mano kūnas ir visa emocinė atmintis man sakys, ką tu čia man dabar trini. Nes taigi tu tą sakai, man valandą prabuvai 3. Tai va, žinokit, net ir tas toksai neva, fainas melas, jis nėra. Tai yra melas savo, susitart su savim, duoti savo pažadus ir juos ištiesėti. Čia dar šita labai gera irgi yra tema apie pažadus savo ir tiesėjimą, nes kas iš to išeina, arba tu tada save plaki, kad nepadarėjai, arba toks netgi, toks loser vibes, nes aš pažadėjau savo ir nepadariau. Aš vėl save nuskriaudžiau. Ir paskui labai vėlgi, akis mūsų mato į išorę ir pastebėkit, jeigu jūs trigerina, erzina, kad visi tie pažadukai, man pažada ir nepadaro. Jūs pasižvelkite save, o kiek jūs patys savo esat pažadėję ir nepadarę. Arba, pavyzdžiui, melagija, arba Trina, melagija. Arba vagis dar labai geras būna. Visi vagis.
labiausiai vagis. Tai ką jūs patys iš savęs vagiate, žinai? Ką jūs patys savo žadat nepadarot? Čia kaip mano močiutė sakydavo, aš sako, nu aš nežinau, sako, kad ten per televizorių rodo, ten taip atsitiko, ten kiti šneka taip, kai mane ta, sako, nu aš sako, namų durų nėra, mums vien tik geri žmonės aplink. Kur žvelgi? Ar tai žvelgi į šviesą ar į šešėlį? Šešėlis visada yra. O jis ten turi kišenėse dar prisikišęs? Turi. Ir reikia leisti jam būti ledam. Reikia leisti jam būti, bet į ką mes žvelgiam, tas dauginasi. Jeigu aš žvelgiu į gerus žmonės, į fainus, kūrybingus, kurie mane įkvepia, tai aš ir gyvenu tuo. Jeigu aš einu ir matau, kad vagis, čia tas, čia kažką rezga. Arba kai aplink vien debilai, nu tai vėlgi. Tai ką tu ten veiki? Supranti. Klausimas tai vienintelis, o ką tu tarp tų debilų veiki? Nu tai jeigu tu jautiesi, žinai, arba protingiausias kambarys, tai irgi tada, nu tai ką tu ten veiki? Man reikia visiškai taip. O sakyk, pas tave žmonės, kurie ateina, dažniausiai vyrai ar moteris, aš tiesiog smalsauju, man statistikos gal ir nereikia. Nes turiu kitą klausimą su to susijusiu. Ir nėra, kad ten, tarkim, pavyzdžiui, tik panos arba tik vyrai. Dabar viešo kalbėjimo yra užsiėmimas ir tokia Klaipėda ir tokia grupė, kur vien tik moteris, žinai, ir staiga gaunu registraciją vyro. Ir jis vienas ten būtų. Ir vienas. Ir aš tai galvoju, parašysiu, kad nebėra vietų. Čia žinai pasijungia. Nes mano jau visa, vėlgi išankstinė nuostata, kaip viskas ten būtų. Taip, ten moteriškas vaibas. Na, taip. Ir galvoju, ne, rašysiu, žinok, kitas vietų, gal kažkur kažkada. O po to, bet dar viena taisyklė. Bet ne gal tada vyras siuntė, man atrodo. Visą laiką leidžiu šiek tiek duoti laiko ir erdvės. O, kaip man patinka šitas, taip. Šiek tiek duoti laiko ir erdvės. Erdvės laiko, kad tai įvyktų. Ir aš galvoju, gerai, atrašysiu po kelių valandų. Ir tada ateina mintis. Bet koks būtų prieskonis, įsivaizduok, nes vėl tas viešasis kalbėjimas yra savęs pozicionavimas, ar ne, savęs pristatymas. Ir staiga tarp moterų atsiranda vienas vyras, koks geras prieskonis. Bet tai jom, kaip kitaip visas tik staiga, joms, dėl jų. Ir galvoju, ir man pačiai, žinai, visą tą literatūrą, viskas, ir emocijos, jausmai jau dar kitokia spalva. Galvoju, ateik. Ir taip reiškia turi būti. Super. Čia kaip mes turėjom pokalbį irgi apie tos, kad apie visatos dėsnius. Man atrodo, čia irgi vienas be kito nevaikšta, ne, neuroedukacija mūsų gyvenimas ir visatos dėsniai. Tai kad, žinai, organizuoti, provokuoti, taip, bet tą palikti truputuką bus kaip bus, nu kaip skanu yra, bet kaip ir tau, žinai, rinkai grupę ir ne pirmas bičas atėjo, ne šeštas, o paskutinis. Tokį, žinai, uždarė. Taip, visą laiką palikti vietos ir erdvės, nes mes dažnai norim kažką, pavyzdžiui, kuriam, norim rezultato, čia ir dabar, ne? Ir norim tos rezultatų, kurį suplanavę esam, kad bus. Taip, ir pamirštam vieną dalyką, kad gali būti geriau, negu mes galim patys sugalvoti ir suvokti. Tai duot savo laiko, erdvės ir čia yra tikėjimas, dar žiūrėk, mūsų dvasinis kūnas, ar ne? Kai aš apie tai kalbu, tai nebūtinai yra Dievas, tai nebūtinai yra... Taip, nebūtinai yra religija, tai gali būti visata, aukštesnioji jėga. Kuom tu tiki, ne? Kuo tu tiki, tikėjimas tai yra. Tai tas palikimas vietos kažkam skleisti. Visiškai, žinai, ir čia kaip vėlgi, nu iš to humoro serijos, žinai, kad visata mato, žinai, kad, nu, aš noriu taip ir taip, nu tik tiek, nu, okei, tai paprašom, aš tai tau turiu tokį planą. Visiškai, ribos, vėlgi dar viena žinoma, mes nusistatom ribas, įsivaizduojam taip, kaip turi būti įsitikinimai. Kai vienas žmogus atėjęs mano mokymus sako, man tas skaidra, žinai, aš pametu laiką, tas, žiūri, aš jau kalbu apie vieną, tas skaidra dar tik 6, o man aš ten jau, sakau, kam tau tos skaidrės? Nu tai man, tai ta medžiaga, sakau, bet tau jos padeda. Nu, padeda, bet palauk, sakau, tu man sakai, kad tu pagal jas nespėjai, jos trukdo, tai kam tau jos? Nu, bet tai kaip, aš be skaidrų, taigi visi su skaidrėm. Su skaidrėm. Aleliuja, žinai. Nu, tai palauk, stop, mes tas skaidrės. Tau trukdo, nežinau, tu nori apsirengti iš jūsų marškinėlis, aišku, dreskodą reikia paisyti. Bet jeigu basa nori, pavyzdžiui. Eik basa, eik su maike, marškinėlis. Ten eik su kėdais, eik kaip tau patogu, nori sėdėti tokiam fotelį, atsinešk fotelį. Daryk taip, kaip tu nori, bet čia yra autentiškumas, netapkim, žinai, kopijom ir paskui tas pačias kopijas dedam, kaukas ir norim kažką atitikti, kad net nėra ką atitikti. Ir plus dar tikėtina, kad yra ne tavo, tai tu net ne pagal savo eini kryptį, o pagal kažkieno, tai tavo tuščias vagutė, o tu į svetimą nueini, o ten užimta bus. Nežinau, ar sutiksi, bet labai noriu pasakyti, stilius be turinio yra niekas. Pavyzdžiui, nuostabus marškinėliai, ne, Agnės Gilytės.
Ir vienam žmogui atrodo taip, jis taip išneša, taip gerai atrodo, o kitam nepersiskaito, žinai. Ir kas tai yra? Mes ir, žinai, su savo stiliais ten televizijoje, kur aš plepam. Kodėl vienas rūbas gali geba žmogus išnešti, o kitas ne? Čia yra apie turinį. Kaip tu pats jautiesi, žinai, kitam gal reikės gilytės džemperio ir jisai, sakys, fantastiško, kitam ne. Tai vėlgi, čia viskas yra apie mūsų vidų. Visą laiką, netgi kai aš dirbau dar prieš daug metų stilistą ir, tarkim, rengdavau tos pačius televizijos veidus arba kad ir moteris, pavyzdžiui, renginį, kurie reikia reprezentuoti, nes galbūt lydi savo vyrą, kur ten kažkokios pareigos ir panašiai. Ir vad būna aprengi, kaip sako, on paper labai gerai, bet jis stovi ir aš matau, kad, ne. Ir ne dėl to, kad jis dar negraži, ar dar kažkokia kreiva, tiesiog ne jos. Tai ką daro geras specialistas, prisitaiko ir tam turinį duoda kelto, o ne kad tu turi išnešti tą suknę. Ta suknė, tai čia irgi yra labai labai svarbu nepamiršti to, bet kuriam turbūt netgi darbe, nes mes labai dažnai nurobotėjame, einam standartiniam schemą ir kad turiu eiti su skaidriam, žinai. Bet tai gal tu dainuot nori pradžioje kaip intro. Taip, ar ten jaustis, žinai, turiu tai būtent jaustis, arba taip ir užsikeliam savo, ne, leiskit būti viskam, visom emocijom, visiems savo dalykam, ir kurie yra tikrai jūsų ir jokios baimės, kad būti, žinai, savimi, to autentiškais. Tada ir yra, žinai, įdomu būti ir šalia tokio žmogaus ir pačiam gero gyventi. O sakyk, pavyzdžiui, kai eini, pavyzdžiui, ir viešai kalbėti arba prieš kameras, tarkim, televiziją, ar ne, man visai yra smalsu, kada ateina ta diena, kai nebebijai arba kablelis, ar bijai blogas žodis, jaudinės, ar vis dėlto tu iki pat paskutinės dienos jaudinės, nes galbūt tai parodo, kad tau vis dar rūpi ir tu vis dar adrenalinė. Bet įdomu, kaip yra profesionalų požiūris. Tai čia kaip keitėsi tai labai. Anksčiau būdavo, kai tik pradėjau dirbti tiesioginėme eteryje, nes tai vėl skiriasi. Dar ten. Tai va, tai kai tiesioginėme eteryje pradėjau dirbti, tai būdavo daug jaudulio, bet viskas būdavo dėl technikos ir dėl to, kad mes visi esam tarsi siūlai surišti su režisierium, su garsistu, su prodiuseriu, su kolega, tu turi, žinai, ausį, tu turi mikrofoną daug. Tai mane gąsdino techninė visa šita pusė. Kad jeigu kažkas ten... Kas jeigu nebegirdėsiu, kas jeigu nebematysiu suflerio, kas. Tai čia patirtis. Čia kuo daugiau eini, darai, kuo daugiau tokių situacijų, tuo tu, žinai, taip. Ir kai tu po tam tikro laiko praeini ir ten sufleris išsijungia, mikrofoną pamiršai ir ausis išsikrovė, nieko nebegirdi, tu tiesiog atsiviri savo kūrybingumui, išsisuki, išsitreniruoji, kaip salėje raumenis, viskas. Ir tu jau esi pasiruošęs. Bet tas jaudulys, prieš pat įsijungiant, žinai, liko 10 sekundžių, 10, pasiruošiam, tai yra mūsų, žinai, režisieriaus balsas, kuris man, žinai, va, tokį adrenaliną turbūt pompa. Ir aš laukiu, kada jau, ir tada, nes va šitas 10 sekundžių, ar tas pasiruošimas tau yra susikaupimui. Aš jau, žinai, suvedu mintis, aš jau pasiruošiu, mano kūnas. Viskas ir tada išnyksta absoliučiai, kas buvo, kas liko už durų studijos, kas yra, esi čia, dabar ir šitam savo tiksle. Ir viskas. Ir tas jaudulys, daug dieve, man jo ko daugiau. Jis, žinok, tiesiog skatina dirbti. Aš klausau tavęs, aš net jaučiu kažkuria prasme. Ir šitas jausmas yra labai geras. Jis yra toksai, žinok, jaunystės eliksyras. Bet realiai iš toksai. Ir truputį adrenalino, truputį endorfino, ar kokiu ten, žinai. Taip, laimės hormonų ir visą kitą. Jo, ir po to jau, žinai, viskas ir išeina. Ir, puikiai, va taip. Kažkaip tokio nėra greunančio, vėlgi, apie tą patį, kuris greuna, kuris augina. Tai šitas yra augina. Tas, kuris greuna, tada kažką žiūrim, kad negriautų, o mus augintų. Taip, nes jau ten skrandis skylę gali išgriauti. Tokio ne. Čia reikia pradėti. Žinai, kas yra baimė? Baimė yra negebėjimas priimti proto pagalbą. Mes taip neuroedukacijai sakome. Kaip įdomu, prasiplėsk. Pavyzdžiui, bijau viešai kalbėti, ar ne? Tai tu suvoki tą baimę, tai dabar po to protas sako, tai ką tu turi padaryti, kad tu nebijotum. Tai pavyzdžiui, eiti treniruotis, eiti mokytis, eiti kažką daryti, eiti į veiksmą, skaityti knygas, žiūrėti kalbas. Nežinau, N+K būdų, turbūt net nemokamų yra internete. Bet nedaryti parintis, o veiksmas. Veiksmas. Nes jeigu tu sėdėsi ir tiesiog bijosi, bet turi bijoti. Bijai plaukti, tai eik mokytis, arba neik į tą upę. Ta prasme, tai kažką daryk, išgirsk, kad tau sako tavo protas ir nebebijos. O kurioje vietoje tas sveikas yra balansas, mes kalbėjome apie visus mūsų sluoksnius, ar ne? Tai kai visi yra vienodai sustiguoti, ar vis dėlto kokiai nors ten širdžiai duodam daugiau, ar gut feeling, ar dar kažką? Jo, manau, kad neįmanoma, kad tai būtų, žinai, viskas
Nu čia reiktų klausti mano Marijos Mendelės, su mokytoja pradininkė. Tai jinai turbūt pasakytų, tai dabar, žinai, mano nuomonė, tai neįmanoma, kad žmogus jau būtų toks taip. Tai mūsų kūnai keičiasi, žiūrėk, kartais duodam daugiau investicijos į fizinį kūną, po to daugiau į kažkokį jausmų emocijų, paskui į dvasinį, pavyzdžiui, įsivaizduok ten, kokią, aš nežinau, nenoriu išskirti jogų, bet, na, ta prasme, dvasiniai ten lyderiai kažkokie, ar ten, kurie labai domisi ten tikėjimais ir taip toliau, jie tai būna iš savo išplėtę dvasinį, žinai, kūną ir mes su vienu treneriu šnekėjom, kad jų fizinis kūnelis būna taip yra. Užmiršau biškį fizinį kūną. Duok tada truputėlį čia energijos, truputėlį laiko čia pastiprink savo fizinį kūną. Kartais būna, žinai, žmogus, o viešpatie, ten emocijos, jausmai, kažkokie valdo, nežinai kur dingti, net kur pasidėti. Tai ir tada jau pameti visai ir tą savo dvasinį ir dar kažką minčių vaizduotės, prisigalvojam, o dabar tai bus, tai o tie scenarijai, nu tai jau čia duoda, žinai, signalą, kad truputėlį išeina jau iš savo, žinai, to viso kaktinio proto. Tai tiesiog dermė, kada jaučiuosi gerai ir nepamirštu, kad žinau, kad yra šitie visi kūnai ir pasidarau kažkokią reviziją, peržvelgiu higieną, žinai. Nu tai ateina neuroedukacija ir pažvelgiat į save. Kur kažkoks yra trigeris, kuriam čia lygiai reikia kažką pasikrapštėti. Jo, praplės kažką. O sakyk, yra gal kažkokie, nežinau, praktiniai, nežinau, pratimai, patarimai ir jeigu jais, nežinau, gal negali dalintis, nu, tai jauti, kad, nu, nežinau, ar išsitaškius, ar, nu, vis tiek turbūt mes visi jaučiam, jeigu grįžtam truputį į save, nu, kad kažkur yra patampyta, galva, kaip sakai, emocijos ištaškytos, gal ten protas superaktyvus, gal kūnas pamestas. Kažkokį čiuk sudėliamo pratimas, nežinau, vieni kvėpavimų, kiti ten, nežinau, dar kažkam, gal ir tu turi kažkokį instrumentą, gal net ir savo asmeninį, nebūtinai iš... Yra labai daug instrumentų ir visi jie geri, jeigu tik tai stinka. Padeda, negriauna, augina. Jo, bet, pavyzdžiui, man pirmas dalykas, jeigu jaučiuosi jau išsibalansavusi, tai yra fizinis kūnas. Ar aš pavalgius, ar aš atsigerus, ar aš išsimiegojus. Tai yra bazė. Ir mes čia tada galim žvelgti toliau. Nes jeigu aš esu nemiegojęs, nu, o kaip? Tavo instinktas, tavo smegenyse, tavo visi neuronai sako, duok man maisto, arba duok man miego, aš pavargęs, nu ten nieko ten nevyksta, balaganas. Kokios ten, apie ką tu čia dvasia, aš valgiu pasaulišką ravimą. Jo, tai pradėkim nuo šitos bazės. Po to vėl pasižiūrėkim, kiek aš esu ramus, kalbant apie gerai, neramina kažkas jausmuose. Emocijose kažkokie, ne, emocijų yra daug ten, nežinau, neuroedukacijoje 8, kiti sako 6, kiti gal dar daugiau, bet, nu, pagrindinės ten, tarkim. Laimė, baimė, liūdesys, ten pasibjaurėjimas ir panašiai. Tai kokioje čia srity, gal kažkas yra negerai, ne? Gal mane kažkas trigerina. Ir pergalvokit, nes labai, žinokit, aš noriu net pasidalinti vienu pavyzdžiu. Per naujuosius išgyvenau tokį labai išdavystės jausmą. Ne meilės čia srityje, bet tokį, nu, artimą labai žmogaus. Ir po naujųjų turėjau startuoti savo viešo kalbėjimo mokymais ir man ateina viskas padaryta. Rezervuotos salės, praktiškai kelios vietos rezervuotos. Bet man reikia jau paskelbti viešai, kad dar daugiau žmonių prikviesti. Ir galvoju, nieko aš neskelbsiu, niekam čia nieko nereikia. Niekam čia neįdomu. Niekam čia neįdomu. Užteks, žodžiu, visko nereikia. Ir tada, aišku, aš jau, kadangi jau įgudusi savo analizėje, galvoju, nu, bet Eglelė, nu kas nutiko? Taigi tu taip čia tokiam šaltinyje buvai kūrybiniam ir toksai, atėjo, žinai, patemptos lūpos sindromas. Ir aš suvokiu, kad aš tą savo neišgyventą emociją, išdavystę, kurią pasakiau, ne, tai nieko tokio, viskas gerai, tai žmonės tiesiog turėjo kitų reikalų, jie išvažiavo. Viskas yra gerai. O čia liko? Aišku. Emocija tai liko tokia. Ir tada aš galvoju, ne, aš tą pamelavau, nebuvo gerai, mane įskaudino, mane paliko naujųjų metų šį vakarą su visai planu B, kurio aš net neturėjau ir čia ir dabar turėjau viską keisti. Patyriau tą išdavystę ir galvoju, čia yra tos emocijos, va čia jos buvo neišjūtos, čia neišgyventos, savo nepripažintos. Ir jos kažkokiu būdu persikėlė į kitą lygmenį. Nu, jau kažkur reikia išleisti, ne? Ir išlindo, sako, Eglelė, nieko nedaryk, stop, niekam tu nereikalinga. Niekam tu neįdomi? Galvoju, ne. Ir aš toliau paleidau visus tos mokymus ir visą kitą. Ir aš nuėjau to keliu, o tas emocijas tiesiog leidau joms būti, pripažinau savo, nebemelavau, kad taip mane įskaudino, taip mane paliko. Taip, pačia svarbiausia naujųjų naktį, nu labą dieną, žinai.
Ir galvoju, bet ar čia mano atsakomybė? Ar aš bloga, kad taip nutiko? Negalvoju. Čia yra to žmogaus atsakomybė ir jo pasirinkimas. Ja, ir viskas. Tai va, nepamirškit, nesuinveliuokit, žinai, nesuvalkime emocijų ir minčių. Susistruktūruokim galvą. Ir man atrodo, kad, žinai, mes tai gerai, kad va, tu dabar jau protinga ir mane dabar pamokinai, ne, nu, kad jau dabar mes jau čia žinom, kaip čia darys emociją, bet kaip pagalvoji, ar ne, kiek mes esam jų prisisluoksnevę ir gali būti, kad ten menkiausias šudeliukas, atsiprašau, užtrigerins taip, kur tas žmogus, nu, taip, aš tik pro šalį jau, žinai, tai kaip tas emocijos, nu, reikėtų išvedinti, išleisti, ar aš turiu patarimą. Man tai yra irgi labai noriu to pasidalinti, nes manau, kad tai yra labai naudinga. Daugiai mes patiriam vienoje situacijoje, kada mes susinervinam. Nu, pavyzdžiui, ten darbe kažkoks, nežinau, kaimynė. Tai belenkas parkingė užlindo kažkas ten. Žodžiu, nervuoja. Ir mes prikaupiam tokių nesąmoningų dalykėlių savyje. Nes buvo nurygis, šypsena, eini ten. Niekada. Einu toliau. Grįžtu namo, vaikas išpylė pieno stiklinę ir... Nu jau ten, drakonas gimė. Tas vaikas žiūri, ten gal vyras iš kito kampo. Tau čia viskas gerai dėl pieno. Ir tu išveikiai tas emocijas, o tas, kurias buvai prikaupusi. Tai aš ką darau ir ką tikrai rekomenduoju ir kas veikia, tai tų emocijų visų išveikimą. Jau, kai randi laiko, susitark su savim. Kažkur pajutau darbe susirinkime neteisybę. Nu, ne kažką. Nu, turėjau užsidėti kaukę, negalėjau tuo metu, ar ne? Nu, išbliaut, kad negerai čia. Gerai, Eglelė, susitvarkysi, važiuosi namo, išveiksi šitą emociją, ramiai, nepamirši tu jos ir niekur jos neužkiši. Gerai, pavyzdžiui, aš sėdu į mašiną, važiuot namo, tai čia linkėjimai visiems vairuotojams. Nu, tai pašalimo, kiek galvoja, kad kas čia vyksta. Man padeda muzika, garsi muzika, kuri ištaško, grįžto šitą emociją, aš ją visą išreklinu. Išrekė, ne? Būna išrekiu, būna jeigu galiu sustoti saugiai, kažkur aikšteliai, nežinau, geriausia, kažkur miškeliai, kad nieks nemato. Ir išsiklikiai, išsirekiai, reikia kažką išdaužai, išlipi iš mašinos, išleidi tą savo žvėrį, tą visą pyktį ir nepamiršti užkrauti. Ir tada, nes smegenys turi atminti, ar ne? Ir mes, žiūrėk, neuronų jungtys susidarė pas mus smegenyse, kada mes supykom, kada mes susinervavom, tai yra kažkokia emocinė atmintis susidarė, mes prisimenam tą situaciją, mes, būdami toje emocijoje, jokių būdų, ne žmonės, bet savo emociją. Išveikėme, prisiminę tas neuronų, visas jungtis atgaminame, atmintis kaip ledų porciją išsimėm, tirpsta, keičiasi ir atgal įsidam jau pasikeitusi ir užpildyta mums maloniais ir gražiais dalykais. Tai pavyzdžiui, iš tos miško aikštelės išsitrypus, išsirėgus, išsidraskus. Grįžti atgal į automobilį, lyg niekur nieko, užsirakini, užsivedi. Ori, dama, už vairo, įsijungi gražią klasikinę muziką, patinkanti savo mylimą atlikėją. Atsidusi, būtinai, ar ne, įkvėpi šviežaus oro, gaivaus. Padėkoji savo, kad pasirūpinai savim, kad nepalikai savyje jokių šiukšlių ir užpildai save gerom mintim, malonę muziką. Galbūt gali atsigerti vandens, pakvėpuoti, jau įkvėpdama, nežinau, meilę, iškvėpdama dėkingumą. Užpildai save maloniais dalykais. Ir viskas. Ir grįžti namo, ir ta pieno stiklinė, ar kažkas, į visus tik žvelgsi ir, žodžiu, vėl būsi, žinai, nu, ramuma, neužlaikyti jokių, žinai, emocijų. O išveikimo būdų yra daug, gali išpiešti, kaip minėjau, išbraižyti, gali, nežinau, eiti kažką išveikinti, eik į sporto salę, daužyk bokso kriaušę, kažką, bet prisimindama tą emociją, atgamink savo smegenyse, kad tie neuronai pas tavo jungtis būtų, išdaužau ir užpildau ir įsivaizduoju, kad mintis yra kaip ledų porcija. Čia yra vienos neuromokslininkės iš Suomijos kažkurio universiteto pavyzdys. Savo, kai mes dalinamės atsiminimu, tai įsivaizduokim, kad išimam ledų porciją iš kameros. Padedam ant stalo ir mes pasakojam. Pavyzdžiui, apie šitą susitikimą aš papasakočiau vienaip, tu kitaip. Mes skirtingai prisimenam. Susitikusios vėl kitaip pasipasakotumėm. Nes mes tą ledą išimam, papasakojom, atgal įdėjom, jis subiškai pasivyšė, nes buvo patirkas. Paskui vėl išimam, jau kitokia forma, vėl. Tai va, neuroplastika, taip veikia mūsų smegenys ir mes galim kažkiek koreguoti tą savo patirtis ir panašiai. O sakyk, jeigu turėčiau galimybę tą emociją išveikti, nu, iš karto,
Tai ir veik. Gerai, kad čia vėliau tada susikaupsiu 6 sąrašą, nu ir tada jau ten. Ne, jeigu man tuo metu ten, pavyzdžiui, kažkas kažką pasakė, man labai skaudu ir aš parodau, nes yra tinkamas laikas ir vieta. Tai čia iš viso sekundžių reikalas turbūt. Sekundžių reikalas, paėmė lapą, atėjo, nežinau, klientas nemalonus, sunervino, suerzino kažkaip, sujaukė, paėmiau, išveikiau, užrašiau keiksmažodžiai, nori keikis garsiai, drąsiai, kai nieks negirdi tam tikroje aplinkoje, jeigu gali prie tų žmonių keikis ir išsivalyk save, jokių būdų nekrauk ir nemaitink to savo vidinio kritiko, nes jisai irgi to pasimaitina, to visom šuvinom emocijom, atsiprašom. Ir jis tada, nu ir tada pradeda, žinai, tave tepti, o tu paskui jau ir kitus. Jau ten raukutę purvino. Ir tada pilna purvo, pilna visko, o ko tai reikėjo paimti ir išveikti tą savo nesąmonę, žinai. Arba turėti tą filtrą ir nu neįleis. Palauk, stop. Čia yra, žinai, mano riba ir čia negalima. Ir kaip sako energetiniai vampyrai, tai neuroedukacijoje mums aiškina, kad tokių žmonių nėra. Tai yra tik mūsų ribų nustatymas ir nemokėjimas tas ribas nubrėžti. Jeigu atėjo pas tave kaimynė ir sako, oi, žinai, krauna, užrašyk psichologą, psichoterapeutą, kito pagalbininko numerį. Ir padavei, prašom, aš tau noriu padėti, aš esu šalia, aš tau galiu suteikti pagalbą, kai tau reikės. Bet aš nesu tavo šiukšlių dėžė. Bet sorry, nepilk šito šalia manęs. Viskas. Ir tu manęs, nu, nepažydai. Neegzistuoja, aš taip sakau, vampyrai energetiniai, bet nežinau, kiekvienam savo tiesa. Bet labai gerą tiesą pasakyti, nes yra matyti žmonės, kurie, nu čia vėlgi, nebūtinai, kad kategorizuoti tą žmonės, bet žinai, kad, nu, vieniem norisi išsipasakoti, išsipilti, kitam nesinu, nu, kaip netraukia, žinai. Tai turbūt yra kažkokios esminės savybės, kurios atskatina, žinai, ar žvilgsnis, ar kažkas. Aš kitaip pažvelgčiau. Yra žmonių, kuriems tu jauti, kad gali, ir yra žmonių, kuriems tu jauti, kad negali. Ir nutinka dar taip, įsivaizduok ofisą ir ateina koks nors ponas Jonas ir visi nepaisant, ar buvo kažkokia mytė, ar kažkur, visi labas, Jonas atėjo, žinai. O ateina koks nors kitas, Jonas 2, ir visi mato periferinį čia matymą, ai, čia vėliau pasveikinsiu prie kavos, dabar aš užsiėmęs. Kodėl? Į tą pačią aplinką, tos pačius žmonės atėjo, 2 skirtingi, ir su vienu čia jau tu, žinai, mojuoji, labas, o su kitu ne. Žinai, kaip iš pirmo dar labas pasvietai, antrą kartą. Jo, tai pamatė, žinai, nes kažkaip viduj nujaučiu, kad ar patinka ar nepatinka man tas Jonas, yra klausimas, bet kažkodėl Jonas skaityną atneša tokią, žinai, aplink savo atmosferą, kad su manimi reikia pasisveikinti. O kitas, nu, atėjo kažkaip. Tai čia yra apie mus pačius ir netgi tie, kurie atneša tą kibirėlį, žinai, pamazgų išpilti. Ir pradės jaus, kaip pradėsi ribą brėžti, kad negalima. Ai, negalima. Eis kitų ieškot. Eis kitų ieškot. Bet jie patys turėtų suspręsti savo emocijas, suaugę žmonės. Čia apie tą raštelį, truputį ne į temą, bet apie tą raštelį prisiminiau Andrės Šepaitės labai gerą pavyzdį apie patarimą. Žinai, sako, patarimas, sako, kilo mintis, tarkim, tu man kažką pasakoji, bet pili savo tą kibirėlį, aš nes klausau. Nu, bet tu manęs neklausi patarimo, bet aš to labai noriu patarti, ten, tarkim, taip padaryti. Tai sako, tą patarimą užsirašai ant lapelio į kišenę savo, nes yra patarimas, kurio tau reikia. Nu, tai tiesiog čia surezonavo galbūt labiau lapelio simbolika, bet... Taip, kai neklausia, tai ir nereikia patarti, nes kaip tu irgi, nu, vėlgi tas, žinai, auka gelbėtojas. Supranti. Jo, tu negali išgelbėti žmogaus, kuris neprašo tavęs to patarimo, bet tie patarimai teisingai sako, pačiam, žinai, pačiam yra reikalingi. Bet ribai nubrėžti tas lapelis su numeriu, tarkim, klausyk, tu pasim, gal tu pasiskambin, bet, nu, aš tau negaliu čia padėti. Tai va čia gal ir išgelbėti jau tą lapelį perduot. Nes čia matai, kas yra, čia dar šalia ateina draugė tokia, biški nepatogu, gal įsižeis, nu jeigu imant for real tą situaciją apie tą lapelį, ne? Nes kažkaip ką pagalvos, nu ką aš bloga kaimynė, bloga draugė, bloga sesė, bloga ten dukra, kad tu susitikti savo galę įsibrauti į kito žmogaus smegenis ir patikrinti, žinoti jau netgi, ką tas žmogus pagalvos. Kaip tas žmogus sureaguos. Čia iš vis mes tiek su daug galių prisiskiriam, žinai. Aš atinu kalbėti viešai ir žinau, ką pagalvos. Tikrai sakys tą, tikrai. Koks tu pranašas, aš sakau, nu, ko tu ateities skaitytojas, tu gali pažvelgti ir žinoti, ką pasakys. Priekį. Taip, o gal ateis ir, žinai, sakys, wow, kaip gerai, ta prasme, o kodėl tada taip tu negalvoji? Atėjo kažkokia kritinė mintis apie save, kad viskas, 3 savo teigiamas, mažiausias, žinai. Yra labai fainas neuroedukacinis metodas, komplimentai savo. Žmonėms, pavyzdžiui, duodi minutę ir sakai, dabar rašyk komplimentus savo. Per minutę turi parašyti, pavyzdžiui, 30. 30, čia labai sunku. 15. Jeigu atrodo sunku, per valandą 100. Taip ir galvo. Namų darbai. Nepraeisi. Čia nepraeisi, žinok.
Save reikia pažinti, saugoti ir rūpinti savimi. O kaip manai, arba žinai turbūt, o teigiamos mintis irgi gali gydyti, kaip neigiamos, daužo viską ir gadina, ar ne? Ir sakom, kad neužsikabinkim už jų. O jeigu nuolat savo, kaip sako, fake it till you make it, jeigu nuolat, žinai, wow, pažiūrėte, dantis savo kokie, aš nereli plaukai kokie, Tai kaip manai, ar ilgainiui žmogus patikė tuo, ar tai? Supranti, jeigu tu to vidui netikė, o prieš veidrodį tai kažką. Ilgainiui turbūt sakytų klausykas. Kažkas ne taip. Nelabai čia, ne? Visa tai turi būti tikra. Atėjo tikrai iš manęs. Ir kai aš sakau, pavyzdžiui, ateini prieš veidrodį, prie veidrodžio ryte ir sakai, o Dieve, kas mano veidrodžio, gal kokia kaukė, gal čia kažkas. Sugeda veidrodis, gal. Nubaisėja, ne? Ir pajausk tą skausmą, ką tu savo sakai. Pats artimiausias žmogus, savo esi tu pats. Ir kai tu save šitaip skriaudi, tai įsivaizduok save kaip kokį kūdikėlį. Ir tu jam šitai pasakei. Tai dabar, mieloji, atsiprašai savęs ir surandi mažiausiai 3 dalykus, kuriais tu žaviesi žvelgdama į tą veidrodį. Ir kai akyse, iš akių vidaus ateis tokia švieselė, tai bus išgirdusi tave ir nurimus tai, kad tai būtų tikra. Ir jeigu mes, aš suprantu, kad noriu paklausti, arba, specialiai savo tų teigiamų minčių, tai man atrodo, kad tai netikra, tai yra kaukės. Bet jeigu tu tokį pratimą darysi per tikrą, per tikrumą, iš tikrųjų aš taip, bet, ir gerai, sutinus ryte, čia labai truputį pavalgiau, gal cukrus, gal druskas, gal kažką, bet, plaukai mano yra nuostabus, bet mano šips, bet mano akis, bet mano tas, bet, kažką dar. Yra kažkas. Yra kažkas, atrasti ir būtinai savo tą pasakyti. Ir visai kitaip žvelgsite save, su dėkingumu savo kūnui. Kiekviena ląstelė atsibudus ryte dega noru gyventi. Jis atsibudo gyva, jis nori gyventi, o tu atėjai ir... ta prasme. Už ką tu savo šitai? Negalim. Žinai kas, kažkas yra labai gerai pasakęs, sako, ar tu šitus dalykus, ką savo sakai prieš veidrodį, arba ką savo sakai ten prie kompo, ar kažkur, sakytum savo pačiai svarbiausiai draugai arba dukrai. Dukrai, vaikui savo. Supranti, tai same. Tai va, tai kodėl mes dažnai susilaikom, susiturim, nepasakę kokio nors negero dalyko kitam, nes, kažkaip gal nefaina, nesmagu, kad biškai bijom reakcijos, kad gausi atgal. O nuo savęs atgal negausi. Taip, savo galim sakyti. Oi, kokia aš, šitas trūkumas, tas gyvenimas kaip ledo gabaliukas, jisai Tai labiau su meile, visiškai. Ir taip man atrodo, kad mes galim ilgainiui save pagydyti. Bet tai, įsivaizduok, kaip keiti, tai viskas, kas vyksta mūsų, viskas, smegenys yra pagrindinis, mano manimu, organas, ar ne? Smegenys vystosi. Žmogus tų smegenų vystymosi pagalba galėjo išgyventi. Tarkim, jis suprato, kad, jeigu yra krokodilas upė, gal neįsivės, žinai. Tai tu gal kažkokį pagalį paimti, gal jeigu jam vystosi, mokosi ir tie dalykai jam padeda išgyventi, tai rodo mūsų smegenų vystymąsi, plastiškumą. Tai faktas, kad kiekvienas norintis gali gyventi savo laimingą gyvenimą ir pasiekti absoliučiai viską, apie ką jisai svajoja. Nes svajonė yra tikslas. Bet ar tai tikras jūsų tikslas? Ir parodo, jeigu pasiekiai, tikras. Jeigu nepasiekiai, netikras. Arba ne tavo, ne? Arba ne tavo. Čia bet tą patį. Taip, čia yra vėlgi vienas labai geras pratimas. Noriu, galiu, darau. Užverti ir susirašai 10. Ne 10, nebūtinai. Galiu, pirmas stulpelis. Galiu, rašai, užverti, tada rašai. Noriu. Pirmas, noriu, tada galiu, tada darau. Ir paskui atverti. Ir žvelgi, ar sutampa bent, nes susinumeravus būni. Sutampa tie pirmas, antras. Ar pavyzdžiui, ten noriu Ferrario kažkokio, noriu suknelės nuostabiausios. Bet nedirbu. Galiu ten ką nors, galiu pavedžioti šuniuką, galiu gerklę kažką, žinai. Ir darau ten iš jų, žinai, ar patelė gerai su draugė. Tai ta prasme. Į tikslą mes einam, aiškiai, žinai. Jo, tikslų reikia veiksmo. Būtinai, o kaip taip. Mes galim svajoti, nusisvajoti negyvai, bet... Ir manifestacijos, labai fainas dalykas, bet manifestacijos, jos padeda išgryninti tikslą. Ir kai tu tą tikslą jau iš vis,
pamatai, tu pajauti jį, tu jį išgyveni, tu jį vizualizuoji, bet tu net jauti, net aš nežinau, net kvapą tos atmosferos, jau tu tą tikrumą tarsi tai jau yra čia ir dabar, tada tavo jau, žinai, smegenys organizuoja, tau sudėlioja planą, kaip ten nueiti iki to ir tu tiesiog darai, jau tavo kūnas nebenusėdi vietoje, jis tiesiog eina ir padaro. Tai, žinai, labai esi ištroškęs, nori atsigerti, aš jau matau, vizualizuoju tą stiklinę, vandenį, net skonį, jaučiu, viskas, stojuosi, nu reikia atsigeriu ir pasiekiu tikslą. Tai va tau ir vizualizacija, žinai. Nes man nelabai patinka, kaip mistikos labai daug, žinai. O čia kaip ir make sense, nes viskas yra apie smegenis ir apie willpower. Būtent, jeigu susvajoji, tai gali padaryti. Ir jokių ribų, žinai, nedėti savo. Ačiū, Agne. Ačiū, Agne. Ir ačiū, merginos. Čiau. Iki.